Kai partizanė tu kritai, kai tavo akys užsimerkė, sustingo sielvarte laukai. Kai tavo akys užsimerkė, sustingo sielvarte laukai. Prie upės krūmuose nutilo, lakštutės suokusi linksmai. Skausme lelijų žiedas sviro, nuliūdo apmirę šilai. Šią savaitę Lietuvos architektų sąjungoje vyko eilinis, jau nebežinia kelintos neeilinės komisijos Lukiškių aikštės sutvarkymui posėdis. Gausi ir įvairialypė komisija, kurios sudėtyje ir architektai, ir apželdinimo specialistai, ir aukščiausio rango tų sričių vadovai sprendė, kaip geriau tvarkyti Lukiškių aikštę. Prisiminkime keletą esminių farsą primenančius istorijos puslapių. Eina 26-ieji atkurtos nepriklausomos Lietuvos metai, tačiau iki šiol Lietuvos sostinėje nėra nei vieno paminklo, valstybinės reikšmės paminklo sovietinės okupacijos aukoms pagerbti. Nėra Lietuvos sostinėje ir reprezentacinės vietos, kur užsienio šalių, valstybinio lygio parlamentinės delegacijos, užsienio piliečiai galėtų, taip kaip priimta visose save gerbiančiose šalyse, atvykti ir pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusius tautos didžiavyrius. Patriotinės visuomeninės organizacijos jau daug metų ragina valstybės vykdomąją valdžią, įstatymų leidžiamąją valdžią bei prezidentūrą sutvarkyti Lukiškių aikštę. Ir čia sukurti memorialą visiems ir visais amžiais, pradedant nuo Rusijos carinės okupacijos metų, žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti. Ši vieta privalėtų tapti pagrindinę reprezentacinę valstybės aikštę. Visų valdžių veiksmai bei sprendimai dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo koktaus farso spektaklis, pasityčiojimai iš tautos. Štai ne per seniausiai Vilniaus miesto savivaldybė organizavo keletą konkursų. Paskutiniojo 2009 kovo mėnesio konkurso su simboliu laisvė pirmosios vietos nugalėtojas neišaiškino. Konkurso dalyviams užėmusiems antrąją ir trečiąją bei 2 paskatinamasias vietas išmokėta net 165 000 litų. Tačiau jokio rezultato nepasiekta, nes simbolis laisvė anot valdžios sprendimo netitiko laisvės kovų idėjai. Pažymėtina, kad dėl iššvaistytų lėšų bei konkurso organizavimo spektaklio Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 2009 balandžio 18 kreipėsi į Lietuvos Respublikos aukščiausiasias institucijas ir reikalavo atlikti Lukiškių aikštės sutvarkymo ir simbolio laisvė konkurso organizavimo auditą. Tačiau tai nebuvo padaryta. Įsimintina, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2011-aisiais netgi paskelbė laisvės gynimo ir netekčių atgimimo metais. Tačiau paradoksas, kad net 2012 metų biudžeto projekte Lukiškių aikštės sutvarkymui ir paminklo pastatymui nenumatytos lėšos. O kaip bus šiemet? O šiemet, jau vasarai persiritus į antrąją pusę, Vilniečiai ir sostinės svečiai mato aptvertą Lukiškių aikštę, kurioje burzgia traktoriai, kaukšikujai.
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos iniciatyva visuomeninių politinių organizacijų atstovai aikštėje susitiko su profesoriumi, projekto autoriumi Gintaru Čeikausku, architektu Kęstu Adomaičiu ir darbų vykdytoju Arūnu Lataku. Esu mokinys profesoriaus Nasvyčio, kuris pradėjo šitą aikštę jau prieš 20 ar 30 metų galvoti, kaip ją rekonstruoti. Ir taip pat sutapo likimas, kad man reikia tas darbus tęsti. Tai noriu pasakyti, kad ta mintis pagrindinė, tai jinai ateina nuo Aukų gatvės, reiškia ta vadinama ašis, tokia trauka, ryšys su Aukų gatvės memorialais. Ir mes ją perkeliam pirmiausia į šitą erdvę buvusią ir jinai pradeda mums formuoti tą naująją ašį. Ir ašis jinai bus nesimetriška, ne kieta, bet natūrali. Gaudom tą centrinę ašį nuo memorialo, atsivedam ją į centrinę va čia maždaug dalį ir kitą ašį vedam nuo memorialo to kryžiaus, reiškia, kuris pastatyti. Ir jos nesutampa, bet labai įdomiai prasiskirti. Ir tada toj vietoj, kur jos prasiskirti, mes formuojam tokį apskritimą ir tas apskritimas tampa kaip ir branduoliu tos vietos. Reiškia, mes sukabinam dvi memorialinės ašis, formuojam šitą apskritimą, kurį mes vadinam Rėdos ratu ir ten daug jis prasmių turi tų meninių ir statmenai, tarsi toks kontrastas buvusiam KGB rūmam, mes vedam dar vieną memorialinę ašį, iš kurios ir turėtų išaugti tas akcentas, tai šiuo atveju vytis. Reiškia, tas vytis konkrečiai maždaug turėtų stovėti panašiai, kaip mes ir esam, kažkur šitam taške. Linija skrydžio, iš kur jis išauga iš žemės, arba tas palieka savo pėdsaką, kurį mes norim išryškinti kaip ugninį, kaip tokį, kaip pasakyti, ribą tokią tarp tos nelaisvės ir laisvės. Ir jis baigėsi įdomiai, kad praktiškai su buvusiu KGB pastatu jo augimas. Ir tada pats vytis, jis turėtų lyg iššokti, ta prasme, iš tos erdvės, tokios jau čia prasmės meninės padarytos. Taip, ta linija, kuri vytį išaugina, jinai simbolizuoja, kaip minėjau, laisvę, nelaisvę ir kieta danga, minkšta danga. Ta prasme, kad aikštės dalis, centrinė dalis iki vyčio to taško, jinai bus griesta akmeninėmis plokštėmis, natūralaus granito plokštėmis, o toliau likusi dalis jau jinai bus žalioji pieva, kurioj mes formuosim naujus takus, ne taip kaip jie buvo, ne ta spindulinė sistema, bet demokratinė tokia, kuri irgi turės tam tikrą prasme, tai mes simbolizuojančią gyvybės medį, ta prasme, lyg tai iš to kietos dangos centrinės dalies išauga gyvybės medis, kuris pasiskirsto kaip šakos, kaip, reiškia, tam tikri takai pagal grinai funkcijas, ten, kur žmonėm reikia vaikščioti. Tavo punktyrinė linija, jinai lyg ateina menama nuo Aukų gatvelės. Ir čia tada tas Rėdos ratas ir va čia vyties linija, kuri lyg tai brėžia ir va pats akcentas turėtų būti lyg iššokęs truputį į tą Rėdos ratą. Tai va, dabar šitoj centris... Rėdos ratą, gal paaiškintumėte? Jo, Rėdos ratas, tai čia yra etnografinis, čia mes su Klimka profesorium dar konkurso metu nagrinėjom, tai jis simbolizuoja tautosakoje gyvybės amžinumą. Prasme, rėda, tai gamtos rėda, tai pavasaris, vasara, žiema, tas ciklai, reiškia visą laiką. Kaip matome, vyksta statybų tempai, žemių dirba technika. Iš Lukiškių aikštės buvusios beveik nieko nelyka. Bet tikimės, kad kitų metų tokiu laiku jau turbūt bus šita aikštė sutvarkyta ir po to lauksime tik tai paminklą, kuris bus pastatytas čia prieš vėliavą dabar esančią. Pagrindinė aikštės mintis tai išryškinti ir sustiprinti tą būsimojo vyties meninio akcento pagrindą. Aikštės architektūriniai sprendimai turi simbolizuoti tos sluoksnius, istorinius laikotarpius, kai mūsų tauta įvairiais amžiais kovojo už laisvę ir nepriklausomybę, tol, kol atėjom iki šių dienų ir gyvenam šiandien mūsų gyvenimą laisvą ir demokratišką. Tai visi sprendimai architektūriniai, jie turi būti neformalūs, jie turi būti pagrįsti simboliais, sampratomis ir aišku, be abejonės turi būti funkcionalūs.
aikštės pagrindinė idėja ir sprendiniai yra universalumas, demokratija, jinai yra aikštė visiems, tai atviras sprendinys, kur čia galima bus surasti, ką veikti ir vyresniam žmogui, ir prisiminimų vieta, ir poilsio vieta, ir atsipalaidavimo vieta. Vienu žodžiu, tai aikštė miestiečiams, Lietuvai ir visiems. Po tiek metų, po tiek diskusijų ir ginčų pagaliau dalyvaujame kartu architektų komanda, įgyvendinėme 99 metų Seimo nutarimo, kurio prasmė buvo ir esmė, kad Lukiškių aikštė taptų valstybinė, vyriausybinė, reprezentacinė aikštė su kovotojams už laisvę įamžinimo paminklu. Tai kadangi pats atstovauju būtent tos kartos atstovus, kurie tikrai kovojo už tą Lietuvos laisvę, tai manau, kad mūsų kolektyvas, kuris tikrai patriotiškai nusiteikęs, įgyvendins šitą užduotį ir šimtmečio progą mes matysim tikrai reprezentatyvią aikštę su vertu kovotojų už laisvę atminimo paminklu. Mūsų įmonė džiaugiasi susidūrusi, laimėjusi konkursą būtent Lukiškių aikštės sutvarkymo darbams. Labai džiaugiamės, kad mūsų komandoje dirba iš tikrųjų profesionalai, kurių idėjos bus įgyvendintos čia ir kurioms yra pritarta ir iš tikrųjų tos problemos buvo pačioj pradžioj, kad tos pačios idėjos išsikristalizavo ta idėja. Buvo labai daug diskusijų, kurios pakankamai ilgai užsitęsė, bet aišku džiaugiamės, kad galų gale tai buvo prieitas vieninga nuomonė, projektas patvirtintas, pagal kurį yra atliekami darbai. Tai aišku, būtų gerai, kad finansavimas būtų skirtas pilnas, būtų aikštė sutvarkyta pilnai. Tuo tikimės, kad tai ir įvyks. Labai džiaugiuosi, kad visoje procedūroje ir procesuose, kurie surišti su paminklo kovotojams už laisvę, labai aktyviai iki šiol dalyvauja ir manau ateityje dalyvaus patriotinės ir nevyriausybinės organizacijos ir jų idėja, kuri dabar jau materializuojasi, tai visuomeninis Vyčio paramos fondas, kuris artimiausiu laiku turi būti įteisintas ir viešai paskelbta apie to fondo veiklą. Fondo esmė bus suvienyti visus Lietuvos patriotus, žymius visuomenės veikėjus ir kartu su visa visuomenė surinkti lėšas, būtent, kad paminklas būtų iš lėšų, kurias skirs žmonės prijaučiantis šitai idėjai. Tai visa informacija apie fondą, apie jo komiteto steigimą visuomeninį bus artimiausiu metu paskelbta viešoje erdvėje ir tikiuosi, kad šita idėja materializuosis ir mes turėsim šimtmečių, kaip minėjau, gražų, vertingą ir istoriškai ir meniškai paminklą kovotojams už laisvę atminti. Už laisvę žemės mūsų gimtinės tu savo galvą paguldei, niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai. Niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai.